Šventoji dvasia mums suteikia Kristaus protą ir tokiu būdu mums tampa pasiekiama dieviška išmintis. Šventoji dvasia gali parodyti problemos esmę. Ar norėtumėte gebėti įžvelgti problemos esmę ir perduoti Dievo žodžius krikščionėms, kurie atveria jums širdis? Atsiverskime pirmo laiško Korintiečiams 2 skyrių ir paskaitykime nuo 6 iki 16 eilutės. Šioje ištraukoje apaštalas Paulius kalba apie dvasinę įžvalgą. Jis rašo: Tiesa, tobuliesiems mes skelbėme išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir praeinančių valdovų išmintis. Mes skelbėme slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasią, nes dvasia visai ištiria net Dievo gelmes. Kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet iš Dievo einančią dvasią, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame, ne žmogiškos išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti? O mes turime Kristaus išmonę. O dabar paskaitykime pirmo laiško Korintiečiams 2 skyrių nuo 1 eilutės. Jame apaštalas Paulius rašo: Kai pas jūs, broliai, lankiausi, buvau atėjęs skelbti jums Dievo slėpinio. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Taigi šiuo atveju apaštalas Paulius sako, atsisakęs bet kokios šio pasaulio išminties. Tačiau išmintis, apie kurią mes kalbame, yra visai kitokia. Ja mums teikia mūsų širdyse gyvenanti šventoji dvasia. Kalbėdami apie dvasinę įžvalgą, omenyje turime gebėjimą suprasti dvasinius dalykus. Įžvalga arba įvertinimas siejamas su žodžiu spręsti. Dvasinė įžvalga suteikia gebėjimą kruopščiai ištyrus ir išnagrinėjus situaciją atrasti tiesą. Šį darbą atliekame ne mes patys, bet mumyse gyvenanti šventoji dvasia. Ji mums atskleidžia ir apreiškia tiesą. Kai esame dvasiškai žvalgus, mumyse veikianti šventoji dvasia parodo, kokios iš tiesų yra susiklošiusios aplinkybės. Atsidūrę tokioje padėtyje, kai nežinome, ką daryti, turėtume prašyti Dievą įžvalgos. Taip pat, kai mūsų prašo patarimo arba kai patys turime priimti sprendimus, prašykime šventosios dvasios pagalbos, nes ji viską žino ir teikia įžvalgos. Tada pamatysime tikrąją padėtį ir
pažinsime viešpaties mintis. Kitaip tariant, į žmonės ir aplinkybę žvelgsime iš viešpaties perspektyvos, nes žmonės mato tik išorę, o jis žino, kas yra viduje. Nuo jo akių nėra nieko paslėpta. Mielas bičiuli, kai priimdami sprendimus nepasitarėme su Dievu ir nesiremiame šventuoju raštu, labai dažnai viską sujaukiame. Pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriaus 6 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Tiesa, tobuliesiems mes skelbėme išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir nepraeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. Šventosios dvasios darbas supriešinamas su šio pasaulio išmintimi, kuri yra Dievo pasmerkta ir laikoma paikumu. Pirmo laiško Korintiečiams 2 skyriaus 14 eilutėje parašyta: Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Netikintis Dievo žmonės sprendimus priima remdamiesi visai priešingais principais. Mes, krikščionys, apie viską turėtume spręsti kitaip, kadangi matome tai, kas nematoma. Pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriaus 7 eilutėje skaitome, kad Paulius rašo: Mes skelbėme slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį. Vadinasi, mums duotas gebėjimas kalbėti, pamatyti ir paaiškinti dalykus iš Dievo perspektyvos. Šis gebėjimas įgyjamas tik kartu su šventąja dvasia. Apaštalas dvasinę įžvalgą priešina su šio pasaulio išmintimi. Mes esame pasaulio politinės, ekonominės ir socialinės sistemos dalis. Jie apima daug gyvenimo aspektų, pavyzdžiui, švietimą, filosofiją. Pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriaus 7 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Mes skelbėme slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Žodis slėpiningas nurodo į tai, kas pranoksta mūsų sugebėjimu suvokti ir suprasti. Kitaip sakant, čia kalbama apie tai, kas pažįstama tik per suteikiamą apreiškimą, kurio pats žmogus nesugeba sugalvoti. Toji slėpininga išmintis žmogui neprieinama tol, kol jos neatskleidžia pats Dievas. Pasaulis kryžiaus nesupranta ir negali suprasti. Jis žino, kad prieš 2000 metų Betliejuje iš mergelės gimė berniukas. Jis suaugo ir tapo dailyde. Vėliau pradėjo pamokslauti ir sukėlė revoliuciją, dėl ko buvo nukryžiuotas tarp 2 plėšikų. Galiausiai jo kūnas dingo. Visa tai pasauliui skamba nesąmoningai ir beprasmiškai. Kuo remdamiesi teigiate tikį tuo, ko nematote, kad esate išgelbėtas ir einate į dangų? Iš kur žinote, kad einate į dangų? Ar galite įrodyti prisikėlimą? Iš kur žinote, kad Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusiųjų? Iš kur žinote, kad Biblija yra patikima knyga? Juk teigiama, kad joje yra klaidų. Vienintelis būdas, kaip galima pažinti Dievo mintis, yra apreiškimas, jo suteikta išmintis ir įžvalga. Dėl to neverta pykti, kai žmonės teigia netikį į Bibliją. Dar kartą paskaitykime 1 laiško Korintiečiams 2 skyriaus ištrauką nuo 8 iki 10 eilutės. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę.
Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškia per dvasią, nes Dievas visą ištiria ne Dievo gelmes. O 13 eilutėje sakoma. Apie tai ir kalbame, ne žmogiškosios išminties, išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus. Apaštalo Pauliaus laiškuose pabrėžiama Dievo išmintis, kuri gali tapti mūsų gyvenimo dalimi. Jis sako, kad dalykai, kurių Dievas žmogui neatskleidė, yra slėpinys. Jei atsidūrėte tokiuose aplinkybėse, kai norite suprasti, kas vyksta, tada jums reikia Dievo patarimo, jo teikiamos išminties ir įžvalgos. Na, o tai suteikti gali tik šventoji dvasia ir Biblija. Kai siekiame suprasti tiesą, reikia, kad šventoji dvasia apšviestų mūsų protą ir turime sulaukti Dievo ir jo patarimo. Būdami dvasiškai žvalgus, apie viską galėsime spręsti Dievo požiūriu. Dar kartą pakartosiu, apaštalo Pauliaus žodžius užrašytus 1 laiško korintiečiams 2 skyriaus 10 ir 11 eilutėse. Dievas mums tai apreiškia per dvasią, nes dvasia visą ištiria net Dievo gelmes. Kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. Vadinasi, Dievui nėra nežinomų paskatų ar troškimų. Jei šventoji dvasia neatskleis jo minčių, mes jų ir nepažinsime. Mielas bičiuli, jei gyvename kūniškai, nepaklūstame Dievui, žaidžiame su nuodėme, nusižengiame Dievo įstatymui, jo minčių nepažinsime. Laiško Efeziečiams 4 skyriaus 30 eilutėje Paulius sako: Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kur esate paženklinti atpirkimo dienai. Jei gyvenate taip, kaip norite, tai yra kūniškai, ir Dievo šaukėtės tik tuo met, kai patenkate į bėdą, šventoji dvasia neduos įžvalgos pažinti jo mintis. Vaikščioti dvasioje vadinasi vaikščioti atsidavus šventajai dvasiai, kuri tobulai žino Dievo mintis. Mums suteikta garbė pažinti Dievo žodį, kuris yra jo išmintis. Biblija tai Dievo išmintis, duodama žmogui veltui. Kai vaikštome Dievo dvasioje, jis teikia dvasinę įžvalgą. Jei norime jos, turime būti atsidavę Dievui. O jei elgiamės priešingai, vadinasi, norime eiti savo keliais, bet iš Dievo turėti naudos. Tačiau prisiminkime, kad Dievo savo valiai niekada nepalenksime. Kai nežinote, ką daryti, ko imtis, kaip spręsti ir vertinti vieną ar kitą situaciją, problemą, prašykite Dievo išminties, jo išmonės ir dvasinės įžvalgos. Jei jūsų širdis tyra ir vaikštote dvasioje, neabejokite, Dievas būtinai atsakys jūsų prašymą ir parodys visą tiesą. Tuomet neišsigąskite ir priimkite Dievo atskleistą tiesą. Na ir pabaigai norėčiau pabrėžti vieną paskutinį dalyką. Dievas niekada nepasakys to, kas prieštarautų jo žodžiui. Brangiausia, kad turite šioje žemėje, yra Kristaus išmonė. Tačiau jei gyvenate nuodėmėje, akivaizdu, kad Kristaus išmonės visai nevertinate. Vis tik manyčiau, kad nieko vertingesnio už Kristaus išmonę šiame pasaulyje tikrai nėra. Juk kiekvieną kartą atsidūrus sudėtingoje situacijoje, iškilus sunkumams, Kristaus išmonė
Jo išmintis ir dvasinė įžvalga padės sužinoti tiesą ir išspręsti bet kokius sunkumus.